Sveiki, praeitame video kalbėjau apie antrojo antspaudo lūžio tikimybę ir šių metų 2024 3 mėnesio, tai yra kovo 22 dieną, gaunasi 322 skaičius, pasiekė nemaloni žinia apie teroristinį išpuolį Pamaskvėje. Ar tai galėtų būti viena užuomazgų, kad 2024 metai gali išties būti antrojo antspaudo pranašystės pildymosi metai, kaip kad galimai 2020 metai siejami su pirmuoju antspaudu? Dar mėginčiau iš dalies pritempti Baltimorės tilto incidentą, neseniai įvykusi 2024 kovo 26 dieną, kai krovininis laivas trenkėsi į vieną iš atraminių tilto sijų. Tam tikros įvykio detalės kelia įvairių minčių. Apie antspaudus kalba ir Jotvingis savo kanale. Ten galima rasti įvairaus naudingo ir prasmingo turinio lietuvių kalba. Kaip į nuspėjamojo, angliškai predictive programavimo pavyzdį, kai kas nurodo 2020 metais pasirodžiusi Tenet filmą, kurį kai kas sieja su įvykiu Pamaskvėje ir operos apgulties scena. Ta pačią 322 dieną Britų karališkos šeimos atstovė Kate Middleton pasidalino žinia apie kovojimą su ją užklupusiu vėžiu. Įdomus sutapimas dabartiniam Jungtinės karalystės karaliui Čarlzui III prieš 45 dienas taip pat diagnozuotas vėžys. Horoskopo ženklas vėžys turi savyje 69. Numerologijoje kovo 22 dienos data turi 69 skaičių. Gematrijoje keli teminiai žodžiai siejasi tarpusavy keliuose šifruose. Kovo mėnesį yra linkę vykti įvairūs sukrėtimai. Kovo mėnuo mitologiškai siejamas su Marsu, karo dievu. Įdomus faktas, kad nuo karaliaus karūnavimo 2023 metų gegužės 6 dieną iki šių metų kovo 22 dienos imtinai laiko tarpas yra 322 dienos. Turime kovą, kuris yra trečias mėnuo metuose ir 22 diena. Beje, Pfizer farmacinės korporacijos vienas įkūrėjų taip pat buvo vardu Čarlzas ir buvo gimęs, kaip nekeista, 3 mėnesio 22 dieną. E, 322 skaičius siejamas su piratų mėgstama naudoti kaukolę ir su kryžiuotais kaulais. Jeilo universitete 1832 metais buvo įkurta slapta draugija pasivadinę Skull and Bones arba Order 322. Ir įdomus sutapimas, kad vėl tą pačią 2024 metų 3 mėnesio 22 dieną NCAA Jeilo universiteto Bulldogs krepšinio komanda, turėdami apie 10 procentų šansų laimėti, įveikė atkrintamosiose antrame raunde favoritais laikytus Auburn Tigers. Na, o sekančiame etape Jeilo komandai nebe taip sekėsi ir iškrito iš turnyro.